šiandienos video bus makiažas. Darysiu valentininį, Darysiu kažką susijusio su Valentino diena. Nežinau, ant kiek valentiniškas gausis, bet kažką bandysim. Ir kadangi kitą savaitę darau veido gydymus vėl, tai oda lupsis, tai stengsiuosi kažkaip išspausti kažką per šiandien, kad turėčiau į priekį ką įkelt video makiažo. Pradedu nuo pilių į šešėlių pagrindo, kurio net neturiu čia, tai einu pasimti. Tai įsivaizduokit tokį variantą. Aš taip ramiai kambarį sėdžiu, taip tyliai, tiesiog kažką skaičiau ir kaimynų vaikai pradėjo šūkauti ir aišku, man viskas girdisi, nes namai sujungti, tai pradėjo šūkauti Allah Akbar. Kažkur 10 kartų, o taip Allah Akbar, Allah. Tai neįsivaizduoju, kas ten buvo užėję. Nelabai jaukiai pasijaučiau. Tai šiandien naudosiu ir vėl James Charles šešėlių paletę ir išsirinksim dabar greitai kažkokią spalvą iš čia. Naudosiu štai šitą spalvą ir tai yra tokia, va tokia spalva. Pamiršau lipnią juostą, nes aš beveik visą laiką su lipnia juosta darau makiažus, nes man tiesiog taip patogiau ir gražiau gaunasi, viskas daug tvarkingiau ir patarčiau pabandyti. Nes tikrai pasikeis visas makiažo žaidimas, pabandžius užsiklijuoti tą lipnią juostą. Nors šiaip galima lygiai tą patį padaryti ir su maskuokliu, o šitaip tiesiog gražiai nuvalyti tą kampą. Bet aš tiesiog galvoju, su lipnia juosta daug paprasčiau. Ir nereikia naudoti maskuoklio. O aš kaip tokia skrelė, tai... Iš tikrųjų padariau klaidą, kam ant šitos akies dėjau šitaip šešėlius, nes James Charles šešėliai labai gerai sklaidosi, kai naudoju štai tokį judesį. Tai aš uždėdama tuos šešėlius padariau tą spalvą per daug ryškę, aš nenorėjau tokios ryškios spalvos. Tai ant šitos akies, va šitos, man daug gražiau atrodo, kaip išsisklaidė tas šešėlis. Dabar, kur naudoju šitą spalvą, tai sklaidosi kaip pasaka. Be didelio vargo išsisklaidė taip kaip dūmas tiesiog. Nežinau, ar persiteikė taip gerai per kamerą, bet realybėj atrodo labai dailiai. Tai aš galvoju, kad reikia labiau paaiškinti, ką aš darau, kai dažaus, nes aš pastebėjau per savo video, labai dažnai tiesiog darau, kad pasakau, šitą šešėlį dėsiu čia ir viskas. Bet kodėl, ar kaip, ar kur, ar kada, tai nepaaiškinu. Tai tiesiog aš pasiėmiau ant šepetėlio tą spalvą, šepetėlio šitaip nenukračiau ir tiesiog tepu į pačią tą voko raukšlę, ten, kur kai markstotės palieka tą raukšlė. Ir tiesiog va šitaip tepu. Daugiausia pigmento ten ir pasilieka ir kai jaučiu, kad ant šepetėlio nebėra tiek daug produkto, tada einu po truputėlį į viršų. Ir ką tas mums duoda, tai tiesiog tokį išsklaidytą, padumavusi efektą. Tai aš kai sklaidau, aš tą akį gal netgi šiek tiek, ne taip, kad taip laikau ir sklaidau, bet šiek tiek atmerkiu ir šepetėlį sugrūdu į tą raukšlę. Ir tiesiog va šitaip sklaidau ir taip aš jaučiu, kur ta raukšlė yra. Ir labai lengva tiesiog atmerkus akis sklaidyti ten, kur ta raukšlė. Tai nežinau, ar supratot, ką norėjau pasakyti, bet stengiuosi paaiškinti, kiek įmanoma aiškiau, kiek man leidžia galimybės. Ir tokiu būdu, kai susikoncentruojam čia ir kai ant šepetėlio nebelieka tiek daug šešėlio, kylam į viršų, tokiu būdu mums net nereikia tos pereinamosios spalvos, nes mes su vienu šešėliu padarom visą darbą. Tai tiesiog čia yra labiausiai, kur susikoncentruoji su šešėliu ir į viršų jau viskas išsisklaido. Ir man nebereikia viršui dar kažkokios spalvos uždėti. Aišku, galima, jeigu nori, bet tiesiog tas šešėlis taip išsisklaidė, kad jau matosi perėjimas iš tamsesnio į šviesesnį. Viskas. Ir tokiu būdu iš vieno šešėlio galima pasidaryti pilną makiažą. Tai tiesiog užtepus čia tą pačią spalvą dar ryškiau, gautųsi pilnas makiažas, užsimeti blakstienas ir eini ir esi kiečiausia rajone.
Tai dabar darysim cut crease ir aš tikiu, kad labai daugam jau atsibodau su savo tais cut crease, bet žinokit, kai išmoksit daryti cut crease, jūsų makiažo galimybės pasikeis 100%. Išmokus daryti tą lankelį ant akies atsiveria labai daug galimybių, taip pat kokį makiažą daryti, makiažai pasidaro daug sudėtingesni, bent jau atrodo, kad yra jie sudėtingesni, bet ko tau tai reikia, tai išmok daryti tą cut crease. Ir makiažai iškart atrodo daug profesionalesni ir gali daryti labiau artistiškus makiažus. Tikrai verta investuoti laiką ir kantrybę į tą cut crease išmokimą, nes tikrai pasikeis visas makiažo vaizdas. Ir makiažas iškart atrodys taip, lyg būtų padaręs profesionalas. O man atrodo, ko ir nori merginos, tai kad jų makiažas padarytas namuose savo rankom atrodytų taip, lyg padarė šios srities žinovas. Ir man atrodo, tos, kurios moka tos lankelius jau piešti ant akies, tikrai man pritars, kad išmokus daryti cut crease, tavo makiažas atrodo iškart geriau. Aš nesakau, kad be cut crease jau kitas makiažas atrodys blogai ir be cut crease daugiau niekas gyvenime neegzistuoja. Man tai jo. Bet šiaip ir be cut crease galima padaryti labai gražių makiažų. Tik tiek, kad išmokus tą cut crease padaryti, labai daug aš vartoju tą cut crease. Išmokus tą lankelį nusipiešti, tiesiog atveri duris savo į visai kitas makiažo platumas. Wow, neringa knygą parašyti dar. Patys svarbiausi dalykai ir būtų išmoksti cut crease ir išmoksti, kaip išsklaidyti šešėlius, kad jie neatrodytų tiesiog kaip uždėtas blynas. O tą, man atrodo, jau labai dauguma yra įvaldžiusios. O jau spalvų derinimas, tai čia jau nėra toks jau ir sunkus dalykas, nes dažniausiai paletėse spalvos ateina kartu. Skaitykim, čia yra visos mėlynos, visas ir derini tarpusavį. Ir nėra čia ko galvos sukt. Arba čia visos violetinės, rožinė ir aišku, kad jos tarpusavį derinas. Tai čia jau pačios paletės jums tiesiog duoda užuominą, kaip spalvas derinti. O jeigu dar labiau suprantat apie spalvas, tai galite išvis derinti kokią tai auksinę su žalia, su geltona ir tiesiog šitas nėra pats sunkiausias dalykas. Tai užteks. Tai aš tą lankelį darysiu su P. šešėlių pagrindu. Tai nebūtina bėgti ir iškart pirkti tą P. nes be P. nepasidarysi cut crease. Surimavau, rimtai man čia knygą reikia parašyti. Tai tą lankelį galima laisvai daryti ir su maskuokliu. Ir tam būtinai reikia plokščio šepetėlio, nes jeigu šepetėlis bus storas ar kažkoks netokios formos, tai bus labai sunku. Tai reikėtų tokio į apvalumą ir plokščio šepetėlio. Dabar aš naudosiu štai šitą baltą spalvą ir tepsiu į pačius akių kampučius, į pačią pradžią. Tai kitą spalvą naudosiu štai šitą raudoną. Ir čia aš labai rizikuoju. Ir tiesiog suliesiu su ta balta. Ir toliau naudosiu dar tamsesnę spalvą, tai štai tokią tamsiai rudą su raudonu atspalviu. Ir tada paskutinis šešėlis, kurį naudosiu, tai yra juodas. Ir aš jį tepsiu štai čia ir padarysiu tokį kaip akių pravedimą iš šešėlių, bet tik gale. Nežinau, ar gerai paaiškinau, bet pamatysit. Taigi papasakosiu, ką pasidariau už kadro. Užtepiau šiek tiek blizgučių, tokius 2 lankelius, kaip aš visą laiką mėgstu, nieko naujo. Užsiklijavau blakstienas, tokias gan natūrales, mano mėgstamiausios, tarp kitko, parašysiu pavadinimą video aprašyme. Ir dabar panaudosiu savo mėgstamiausią plaukų tušą. Neringa. Blakstienų tušą ir patepsiu ant blakstienų, kad suliet netikras su tikrom.
Tikras blakstienas aš stengiuosi kuo mažiau dažyti, arba jeigu įmanoma iš vis nedažyti, nes taip jos greičiau susigadina. Toliau naudosiu primerį iš Make Up Forever ir tiesiog užtepsiu ant viso veido. Ir šitas primeris man patinka vien dėl to, kad padaro odą mažiau blizgančią. Aš dabar prisiminiau, kad iš po to pirmo video naudojant šitą paletę, kai dariau mėlyną makiažą, tai kitą dieną vis dar vaikščiau mėlynom akim, lyg su fanarais, nes niekaip neišėjo to šešėlio nuvalyti ir jis padarė tokias dėmes mėlynas ant akių. Tai aš dabar galvoju rytoj darbą, o aš užsitepus raudoną šešėlį ateisiu kaip nusiverkus, nes tas šešėlis man nenusivalys. Tai dabar naudosiu kreminę pudrą, padengsiu visą veidą ir naudoju Revlon, nes tiesiog išdaviau savo Fit Me ir naudoju dabar Revlon, nes man jinai labiau patinka šiuo metu. Bet tikiu, kad dar grįšiu prie Fit Me, nes mano oda kažkaip pastoviai keitaliojas. Vieną kartą noriu vieno, kitą kartą noriu kito, taip pat kaip ir aš. Toliau naudoju šiuo metu mėgstamiausią maskuoklį iš Sleek ir, kaip ir sakiau, visi pavadinimai, ką naudojau šiandien, bus surašyti video aprašyme. Toliau panaudosiu pudrą iš LA Girl ir tai yra biri pudra ir padengsiu visą veidą. Kitas žingsnis būtų bronzeris ir čia nieko nenustebinsiu, nes naudosiu savo mėgstamiausią Milani bronzerį. Toliau naudoju savo vėlgi mėgstamiausią blushą skaistalus iš Milani ir pasikartosiu, man jie labai patinka dėl to, kad jie nėra matiniai, o tuo pačiu tokie blizgantis ir priduoda veidui gyvybės. Kai jis yra toks visas matinis, užsitepus tuos skaistalus iškart veidas atgyja. Ok, tai nenoriu per daug apsunkinti paakių, nes makiažas ir šiaip yra toks gan stiprus, tai panaudosiu ką nors labai šviesaus, kokią nors šviesią rudą spalvą, tai turbūt, kad šitą. Tai į akių kampučius noriu kažko šviesaus, tai užtepsiu štai tokią spalvą, jinai yra blizganti ir atrodo, bent jau čia atrodo kaip auksinė, bet iš tikrųjų ant rankos irgi kaip auksinė. Tai vat, mano Valentino dienos makiažas atrodo šitaip ir aš už kadro truputėlį užtepiau blizgučių štai šitose kampučiuose ir pasidažiau apatinės blakstienas. O daugiau lūpų nedažiau, nes tiesiog būtų nepraktiška. Per Valentino dieną visi labai daug bučiuojasi ir ar spėsi tas lūpas dažyti pastoviai. Ir man atrodo viską parodžiau, viską papasakojau ir tiesiog palinkėsiu jums smagiai atšvęsti Valentino dieną, neprisidaryti neplanuotų vaikų ir susitiksim kitam video. Like, subscribe, bye!